Sveiki atvykę į Massey Ferguson vaizdo įrašų seriją How-To. Šiame vaizdo įraše kartu nagrinėsime, kaip naudotis Datatronic 5 sistemoje esančią kameros funkciją. Priklausomai nuo jūsų traktoriaus modelio, gali būti, kad gamykloje įrengta kamera. Arba galite užsisakyti kameros rinkinį iš pardavėjo. Šią kamerą tereikia prijungti prie Datatronic 5 arba Fielstar 5 galinės dalies. Norėdami pradėti, pagrindinėme meniu pereikite į kameros puslapį. Kameros meniu yra dešinėje ekrano pusėje esantis skydelis, kuriame siūlomos kelios funkcijos. Spustelėkite nustatymų meniu esantį apačioje dešinėje. Ekrano viršuje pasirodys du mygtukai ir slankiklis. Tai ryškumo ir kontrasto nustatymai. Pasirinkite ryškumo nustatymą ir slankiklių nustatykite jo vertę. Tada pasirinkite kontrasto nustatymą ir reguliuokite jo vertę naudodami slankiklį. Atlikę koregavimus, dar kartą spustelėkite nustatymų mygtuką, kad paslėptumėte koregavimo įrankius. Taip pat galite pasirinkti, kad prijungta kamera terminale būtų rodomas automatiškai, kai perjungiate atbulinę pavarą. Norėdami tai padaryti, įjunkite automatinio atbulinės eigos rodymo mygtuką. Atidarykite bet kurį kitą meniu, tada perjunkite važiavimo valdymo svirtį į atbulinę eigą. Kameros vaizdas bus rodomas automatiškai. Kameros funkcija išnyksta, kai tik perjungiate atgal į neutralią arba priekinę pavarą. Paskutinė galima funkcija yra veidrodžio funkcija. Spustelėkite veidrodžio rodymo mygtuką, kad vaizdas būtų rodomas atbulinė tvarka. Dabar, kai jau susipažinote su kameros funkcija, atėjo jūsų eilė išbandyti.